Pirmiausia, ko gero, nuovargis, jisai gali visoks būti, skysčių praradimas arba skysčių problema kūne, tada mažas cukraus kiekis kraujyje, dar mes vadinam hipoglikemija, toks rimtesnis pavadinimas, dažnai iškyla problemų su skrandžiu, virškinimu ir galiausiai įvairiausios traumos, nuo traumų paūmėjimų iki ūmių traumų. Nereikėtų suprasti, kad šitos būklės būtinai yra blogos. Jos gali būti blogos, jeigu jos labai stipriai išreikštos. Ir dar reikėtų įvertinti, kaip ir Dainius sakė, mes labai individualūs. Ne? Vienam gali reikėti labai daug treniruočių, nubėgti maratoną arba varžybas, kitam tai nutinka lengviau. Ir peršoksiu čia. Čia tokia istorinė, sakykime, data. Tai buvo mano pirmasis maratonas ir aš ko gero padariau šito maratono metu visas tas klaidas, sakykime, ar visas tas būklės patyriau bėgdamas. Tas laikas buvo apie 4 valandas, tiesą sakant. Dabar paskaičiuokim, pirma pradžia buvo valanda 26. 21 km, o aš finišavau apie 4 valandas. Tai įsivaizduokit, ką aš patyriau toje antroje pusėje. Ne? Tai būtent aš patyriau tos visus dalykus, kurie ten buvo išvardinti. Ne? Ir atsimenu, tada nusipirkau pačius gražiausius, man atrodė, juodi, gražiausi batai, bet jie visiškai nekvepavo, buvo labai sunkus. Ne? Buvo labai karšta, bet juoda spalva tiesiog mane sukepino ir panašiai. Kažkodėl buvau nusprendęs, kad skysčių vartoti man nereikia. Ja. Ir aš prisimenu 30 km ir aš jau tada pradėjo suktis galva. Ja. Pradėjo suktis galva. Buvo momentas, kai sėdėjau maitinimo punkte ir sukišau 2 bananus, taip greituoju būdu. Buvo momentas, kai gulėjau ant žolės. Tiesiog gulėjau. Ir aš prisimenu, ten labai juokinga buvo, nes man tai pasiūlė kitas bėgikas, kuris irgi turėjo problemų. Jisai man sako, tai padeda ir mes abudu gulėjom ant žolės. Tai mano tokia pirmoji patirtis buvo labai įdomi. Nuo to laiko aš prabėgau, ko gero, apie 20 oficialių maratonų, dar 20 neoficialių maratonų ir dabar bėgu 80-100 km ir panašiai. Tai už 2 savaičių bus maratonas, ne maratonas, tai bus ultramaratonas Italijoje, 80 km su berods 5000 metrų pakilimo. Tai reiškia, tu kyli iš viso 5 km į viršų. Paprastai mes bėgam tokius apie 10 valandų nuolatinio bėgimo. Tai sakykime, Tai treniruotės, sakykime, tave gali nunešti labai toli, ne? Bet visos tos žinios apie mitybą, apie skysčius yra perkeliamos net iki 2-3 km, iki 5 km bėgimo.